Joniškio rajonas – tai vieta, kur istorija ir šiandiena susilieja į vieną visumą. Tai kraštas, kuriame praeities pėdsakai išlikę ne tik architektūroje, bet ir žmonių kuriamame gyvenime. Joniškis pirmą kartą minima 16 amžiuje, o miesto raida glaudžiai susijusi su prekyba, amatais ir skirtingų kultūrų sąveika. Per šimtmečius čia formavosi savitas krašto identitetas, kuris išliko iki šių dienų. Vienas ryškiausių Joniškio miesto istorinių objektų – sinagogų kompleksas. Baltoji sinagoga pastatyta XIX amžiaus viduryje, o raudonoji kiek vėliau. Šie pastatai liudija apie gausią ir aktyvę žydų bendruomenę, kuri ilgą laiką buvo svarbi miesto gyvenimo dalis. Sinagogos išsiskiria ne tik savo architektūra, bet ir tuo, kad tai vienas iš nedaugelio išlikusių tokio tipo kompleksų Lietuvoje. Šiandien jos yra pritaikytos kultūriniai ir muziejiniai veiklai. Čia vyksta parodos, renginiai, edukacijos bei veikia ekspozicijos. Tai vieta, kur istorija ne tik saugoma, bet ir pristatoma šiuolaikiniam lankytojui. Svarbu vaidmenį saugant ir reprezentuojant šio krašto istoriją atlieka Joniškio istorijos ir kultūros muziejus. Muziejus kaupia, tyrinėja ir supažindina visuomenę su įvairių istorinių laikotarpių eksponatais. Muziejuje veikia modernios ekspozicijos, pristatančios krašto istorijos ir archeologijos vertybės, etninės kultūros ir sakralinio meno paveldą. Be to, muziejus aktyviai organizuoja parodas, edukacinės programas ir renginius, siekdamas įtraukti tiek vietos bendruomenę, tiek atvykstančius lankytojus. Tai ne tik istorijos ir kultūros vertybių saugykla, bet ir dvasinio bei materialinio paveldo pažinimo centras. Joniškio rajone esantis Žagarės dvaras – vienas svarbiausių kultūros paveldo objektų regione. Dvaro istorija siekia 18–19 amžių, kai ši vieta buvo svarbus administracinis ir kultūrinis centras. Dvaro architektūra atspindi to laikotarpio estetiką ir gyvenimo būdą. O išlikę pastatai leidžia įsivaizduoti anuometinę aplinką. Šiandien dvaras yra atnaujintas ir pritaikytas lankytojams. Čia vyksta kultūriniai renginiai, parodos, festivaliai. Joniškio rajone įsikūręs krepšinio muziejus – vienas iš nedaugelio tokio pobūdžio muziejų Lietuvoje. Jis buvo įkurtas siekiant įamžinti Lietuvos krepšinio istoriją ir jos reikšmę šalies kultūrai. Muziejuje pristatomi svarbiausi Lietuvos krepšinio pasiekimai, žymiausi žaidėjai, trofėjai bei istoriniai momentai. Tai vieta, kur sportas tampa ne tik pramoga, bet ir kultūros dalimi. Krepšinis Lietuvoje laikomas antrąja religija, todėl tokio muziejaus atsiradimas Joniškyje suteikia miestui išskirtinumų. Joniškio rajonas išsiskiria ne tik kultūriniu, bet ir gamtiniu paveldu. Mūšos Tyrelio pažintinis takas leidžia susipažinti su viena unikaliausių pelkių ekosistemų Lietuvoje. Tai saugoma teritorija, kurioje galima stebėti retas augalų ir gyvūnų rūšis. Mediniai takai leidžia saugiai judėti per šią aplinką ir patirti gamtos ramybę. Rajone gausu ir kitų pažintinių vietų, kurios leidžia atrasti šio kraštovaizdžio įvairovę. Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialinis kompleksas reprezentuoja 1236 metais žemaičių, lietuvių ir žiemgalių iškovotą pergalę prieš kalavijuočių ordiną. Šis įvykis turėjo didelę reikšmę Lietuvos istorijai ir valstybės stiprėjimui. Šiandien tai unikali vieta, kviečianti prisiminti praeitį ir pajusti istorijos svarbą. Vis dėlto svarbiausia Joniškio rajono dalis – žmonės. Tai bendruomenė, kuri puoselėja savo tradicijas ir organizuoja renginius, bei kuria gyvą socialinį gyvenimą. Čia vykstantis renginiai, šventės ir iniciatyvos suburia skirtingas kartas ir stiprina vietos identitetą.
Joniškio rajonas išsiskiria tuo, kad sugeba išlaikyti pusiausvyrą tarp praeities ir dabarties. Čia galima rasti tiek istorinius objektus, tiek modernes kultūrinės veiklas, tiek ramias gamtos erdves. Tai kraštas, kuriame dera skirtingos patirtis, nuo pažinimo iki poilsio. Joniškio rajonas tai vieta, kurią verta ne tik pamatyti, bet ir patirti. Tai kraštas, kuris kviečia sugrįžti.